prezentacija. Kadangi projektas yra iš tikrųjų edukacinis ir aš tikrai nepabijau to žodžio, kad šį projektą galima būtų kažkaip labiau prastumti ir paleisti, kad ir mokiniai žinotų, ir mokyklose jį būtų galima demonstruoti. Pakentėk, mes už tai padarysim, supranti, bet iš tikrųjų projektas yra edukacinis ir dabar jūs pamatėte pirmą kartą save ir jūs esate dievai. O kokie jūs esate dievai ir kas per dievai? Taigi mes dabar pristatysime kiekvieną dievą. Dievų suvažiavimas. Dievų suvažiavimas. I'll have a attitude in English, right? So this is more of an educational project. You could say you could bring these gods and goddesses to schools. I think our children would benefit from continuing their culture and knowing where they came from and where we came from. So we're going to begin and we're going to read about each god. Yeah. So guys, the first god is Jonas Kriauklys, but it's not Jonas Kriauklys. Jonas Kriauklys is not a god. This is Perkūnas. Kodėl aš angliškai kalbu? I don't know. Well, you keep going, no, it's okay. Sorry. Taigi, pirmasis dievas Jonas Kriauklys. Iš tikrųjų, tai jis ne dievas Jonas Kriauklys, bet jisai reprezentavo dievą Perkūną. Taigi, man iš tikrųjų skaitant visus aprašymus taip pat buvo labai daug naujovių ir aš tikiu, kad jūs ir patys kažką tai naujo sužinosite. Taigi, Perkūnas yra vienas iš aukščiausių dievų lietuvių mitologijoje. Dažniausiai vaizduojamas žmogaus pavidalu kaip aktyvus ir įsitraukiantis į žmonių gyvenimą dievas. Jis valdo griaustinį, žaibą, audras ir lietų. Taip pat atsakingas už žemės augaliją, vaisingumą ir atmosferos reiškinius. Perkūnas yra galingas ir energingas dievas, kurio pagrindinis ginklas yra žaibas. Jis dažnai nusileidžia į žemę, kad stebėtų žmonių gyvenimą, globotų moralę, teisingumą ir gėrį, bei baustų neteisingus. Perkūnas laikomas atmosferos ir gamtos reiškinių valdovu, kurio valioje yra visos oro permainos. Perkūnas, as depicted in here, is the god of thunder, lightning, and storm. Perkūnas, the thunder, is one of the highest gods in Lithuanian mythology, commonly depicted in human form as an active and engaged deity. He governs thunder, lightning, storms, and rain, and is also responsible for Earth's vegetation, fertility, and atmospheric phenomena. Perkūnas is a powerful and energetic god, with lightning as his primary weapon. He frequently descends to Earth to observe human life, uphold morality, justice, and goodness, and punishes the unjust. Perkūnas is considered the ruler of the atmospheric and natural phenomena, with all weather changes subject to his will. Taigi, paplaukite Joną, mes turime techninės sprendimus, o sprendimus techninės sprendimus. Bus saugiau. Taigi, judame prie antrojo dievo, o teisingiau deivės, Saulės. Saulė gyvenimo ir vaisingumo deivė. Ir ją labai gražiai įkūnijo Asta Millerienė. Saulė yra galingiausių deivių senovės lietuvių mitologijoje. Buvo laikoma Mėnulio žmona arba seserimi ir dangaus šeimininkė. Ji simbolizavo gyvenimą, vaisingumą, šilumą, sveikatą bei globojo nelaiminguosius ir našlaičius. Saulę lietuviai labai gerbė ir mylėjo. Jei kalbėjo maldas, vengė rodyti į ją pirštu ir mėgdžioti, nes tikėjo, kad ji gali supykti ir nubausti. Saulė buvo laikoma amžina, niekad nesibaigiančia. Saulei tekant prasidėdavo svarbiausi darbai ir žygiai, o leidžiantis jie būdavo baigiami, saugantis blogųjų dvasių.
Jos gyvenimas suprastas kaip ciklingas, gimstanti žiemą, auganti ir bręstanti. Ir vėl sugrįžta žiema. This goddess is called Saule, and the model here is Asta Mileriana. Excuse me. She is the goddess of life and fertility. One of the most powerful goddesses in ancient Lithuanian mythology, she was considered the wife or possibly sister of the moon and the ruler of the sky. She symbolized life, fertility, warmth, and health, and was the protector of the unfortunate and orphans. The Lithuanians greatly respected and loved the sun, saying prayers to her and avoiding pointing at her or mocking her, believing she could become angry and punish them. The sun was considered eternal and never-ending. At sunrise, the most important tasks and journeys would begin, while at sunset, they would be completed to avoid evil spirits. Her existence was understood as cyclical. You can't have picked the more harder word to pronounce. Being born in winter, growing and maturing until winter returned again. Truputėlį aš patrauksiu mikrofoną, kad jūs matytumėte ekranas labiau truputėlį. Taigi, judame. Šeimos neįskirsi, ar ne? Ir dabar mes judame prie kito dievo mėnesis. Ir jį įkūnijo niekas kitas kaip Saulės legalus vyras. Darius Mileris. Taigi, mėnesis, mėnulio dievas, nakties šviesos ir laikmečio valdytojas, skatino augalijos augimą ir įtakojo kalendoriaus sudarymą. Mėnulis apšviesdavo naktį, apsaugojo žmonės nuo tamsių būtybių ir pavojų, o žvaigždės saugojo jį nuo velnių ir raganų. Nors buvo mažiau svarbu su Saule, kuris suteikė gyvybės užuomazgas žemei. Mėnulis jas apvaisindavo ir gaivindavo. Mėnulio fazės buvo pastebimos jau akmens amžiuje ir siejamos su oro kaita bei vandenų potvyniais ir atoslūgiais. Žodis mėnulis gali kilti ir iš maidulis, reiškiančio atvaizdos keitimąsi. Pilnatis buvo laikoma gražiausia grožio ir gerovės simboliu. Mėnesis, the god of moon and night, a nightlight. So depicted by our model Darius Mileris, who is the husband of the sun. The legal husband. The legal husband, legal. Yes, we would like to specify that. The moon god was the deity of night light and time, promoting the growth of vegetation and influencing the creation of calendars. The moon illuminated night, protecting people from dark creatures and dangers, while the stars shielded it from demons and witches. Although less important than the sun, which provides life beginnings to earth, the moon fertilized and rejuvenated it. The phases of the moon were observed as early as the Stone Ages and were associated with weather changes and tidal movements. The word Mėnulis may derive from Mėnulis, meaning the changing of appearance. The full moon was considered a symbol of beauty and prosperity. Laima, likimo lėmėja bei sėkmės deivė. Čia aš. Taigi, pagalvokit, čia iš tikrųjų taip ta prasme jau. Laima arba laimė, lietuvių moteriška mitinė būtybė. Sakmėse ir etnografiniuose šaltiniuose laima dažniausiai yra likimo lėmėja bei sėkmės deivė. Folkloro siužetai pripažįsta vieną, dvi arba tris laimės. Deivė buvo vaizduojama gegule, na, o gegutė nuo senų laikų yra žmogaus gyvenimo saugotoja, svarbių jo gyvenimo įvykių gimimo, santuokos mirties pranešėja. Laima lėmė ne tik gimimą, bet ir tolimesnį gyvenimo likimą. Nuo jos priklausė sėkmingas ar nesėkmingas žmogaus gyvenimas. Laimos lėmimas buvo laikomas nepakeičiamu.
Kartais laimė veikia kartu su giltine. Retkarčiais laikoma jo seserimi. Jei laimė susieta su žmogaus ir viso gyvojo pasaulio pradžia, tai giltinė su pabaiga. Tokie atsargūs plojimai. So the next goddess is Laima. This lady right here. You want to be nice to her because she decides your future and everything in between. And of course she gets most of the text. Sorry. So Laima, the goddess of fate and fortune. Laima, or Laime, is a female mythological figure in Lithuanian folklore. In legends and ethnographic sources, you cannot pick her. No, that's not me. That's not me. Why are you looking at your language? That's not me. Laima is primarily portrayed as the goddess of fate and fortune, that's the determiner of destiny. Folklore narratives recognize 1, 2, or 3 Laimas. The goddess was often depicted as a cuckoo. She's a bit cuckoo. In a good sense. In a good sense. Which has long been considered... I will try that again. Sorry. Let me find, where's the... Oh yeah. So, the goddess was often depicted as a cuckoo, which has long been considered the guardian of a person's life and the messenger of significant life events, such as births, marriages, and death. Laima determines not only birth, but also the future course of life. A person's success or misfortune in life depended on her, and her decisions were seen as unchangeable. Sometimes Laima acts together with Giltine, who is occasionally considered her sister. While Laima is associated with the beginning of life and all living things, Giltine represents the end. Judame toliau ir verčiame sekantį puslapį ir norime jūs supažindinti su Vėja pačiu. Arūnas Tiršerskis. Argi nepanašus? Kokius sakys, kokius žvilgsnis. Taigi, Vėjo patis, jūrų ir dangaus dievas, jis pasižymi rūstumu ir nepermaldojimu būdu. Apibūdinamas kaip piktoji dvasia su barzda, sparnais, 2 veidais ir gaidžiu ant galvos. Jo kairėje rankoje žuvis, o dešinėje indas. Vėjo patis yra kerštingas dievas, nemėgstantis tų, kurie drįsta įsibraukti į jo valdas. Šis dievas dažnai siejamas su bangpučiu ir laivų dievu Gardaičiu. Va taip, Arūnai. Listen, Linda, listen. Vėjapotis, god of the seas and skies. Arūnas Tiršerskis. Vėjapotis is the god of the sea and sky. He is known for his stern and unyielding nature, often described as an evil spirit with a beard, wings, 2 faces, and a rooster on his head. In his left hand he holds a fish, and in his right hand a vessel. Vėjapotis is a vengeful god who dislikes those who dare to intrude into his domains. This deity is often associated with Bangputis, which is the... I don't know, Bangputis? Bangputis and god Gardaitis. Gardaitis, what gods are those? Oh, the missing text? No, it's okay. Associated with Bangputis. Yeah, Bangputis, yeah, that's it. And the ship god Gardaitis, yeah. So there we go, Arūnas. There you go. You That's can you. go back to your exam. You can go back to your exam. By the way, he's having his exam now, so keep quiet. So, judama toliau ir man labai patiko Linos idėja, kad jinai pasirinko būtent Gabija, irgi lietuvių mitologija, vardas irgi yra dievaitės vardas, o ne deivės. Taigi, Gabija. Gabija ir Gabija. Galiu pertraukti. Labai susijaudinau sakydama savo kalbą, iš tikrųjų tai visos parodos idėja, tai buvo Gabijos idėja. Jinai kaip deivė
sako, davai daryk dievus. So she mentioned that she got a little bit nervous giving a speech, but she forgot to mention that the idea about gods and goddesses and deities was my idea. Yeah, because I'm a goddess. So, there we go. Goddess idea. Dievaitė Gabija. Gabija, lietuvių ugnies deivė. Ji globojo ne tik namų židinio ugnį, bet ir visą ūkį. Gyvulius, moterų darbus, ypač vertimą prie balamos ar žvakės. Namų židiniui lietuviai ne tik aukojo aukas, bet rūpinosi juo kaip žmogumi. Kad būtų sotus, netgi klodavo patalą. Guldydavo, paguldę, užklodavo, migdydavo. Pakloti ugniai patalą reiškia stropiai sutvarkyti žolijas, o apkloti apgaubti žolijas pelenais. Ugniai klodavo patalą ir jo apklodavo kasdien. Jeigu šeimininkė nepaklodavo ugniai patalo ir jos neužklodavo, tai ugnis supykdavo ir kartais išeidavo į savo šeimininkų namų. Tai yra, uždegdavo namus. Be careful with me. I'll burn you down. So Gabija is the Lithuanian goddess of fire. She protected not only the hearth fire, but also the entire household, livestock, and women's work, particularly spinning by the hearth or candle. Lithuanians not only made offerings to the hearth, but also treated it as a member of the household, ensuring it was well fed, even making its bed, laying it down, covering it, and putting it to sleep. Making a bed for the fire meant carefully tending the embers, while covering it involved surrounding the embers with ash. The fire was given a bed and covered daily. If the housewife did not make the bed for the fire or cover it, the fire would become angry and sometimes leave the household, which meant she was setting the house ablaze. Wow. Yeah. The goddess is not always good, not always good. No. So, we moving, mes judame toliau ir judame prie sekančio dievo, žemė patys, žemės dievas, kurį įkūnijo Vytautas Satkauskas. Jis čia nėra Vytautas Satkausko, bet vis tiek mes pristatysime dievą. Taigi, žemė patys. Gal žemėpatis? Žemėpatis. Senovės lietuvių žemės derliaus ūkio ir dievų dievas. Jis globojo ir prižiūrėjo trobesius ir visą juose esantį turtą saugojo nuo gaisro. Žmonėms nešė sėkmę gerovę, laimino jų darbus, teikė sveikatą, linksmumą, lėmė ūkio gerovę. Lietuvių prieauglį teikė gausų derlių. Žemėpatis ne tik prižiūrėdavo ir gindavo sodybą, bet galėjo ir ją sugriauti. Jei dievai supykdavo, gyvenimas ten tapdavo sunkus ne tik šeimininkui, jo šeimai ir samdiniams, bet ir gyvuliams. Žemėpatis. Yra bevorberis. Čia mūsų šou turbūt. Is the god of the earth. Apologies, let me try that again. Žemėpatis is the ancient Lithuanian god of the earth, harvest, household, and home. He protected and watched over homes and all the property within them, safeguarded from fire, brought luck and prosperity to people, blessed their work and provided health and joy. He also determined the well-being of the household and the increase of livestock and ensured a bountiful harvest. He not only looked after and protected the homestead, but could also destroy it. If the god became angry, life in that place became difficult, not only for the owner, his family and servants, but also for the livestock. Taigi judame toliau ir pristatome dievaitę Medeiną, miško ir medžioklės deivę. Ir atspėkite, kasgi čia? Rasa Raižienė! Taigi, Medeina yra laikoma, Medeina yra laikoma miško ir laukinių gyvūnų, ypač elnių deivė.
Ji yra miško globėja ir glaudžiai susijusi su medžioklė ir gamta. Ji dažniausiai vaizduojama kaip stipri ir elegantiška figūra, kartais su elnio ar apsupta miško gyvūnų. Medeina simbolizuoja gamtos globą ir apsaugą. Ji buvo gerbiama medžiotojų ir tų, kurie priklausė nuo miško išteklių. Buvo atliekami aukojimai ir ritualai, siekiant jos palankumo ir sėkmingos medžioklės. Lietuvių mitologijoje Medeina atstovavo pusiausvyrą tarp žmogaus veiklos ir gamtos, pabrėždama gamtos gerbimo ir harmonijos svarbą. Medeina, who is being depicted by Rasa Regiana. She's in the back over there, lovely lady. So Medeina is considered the goddess of the forest and wild animals, especially deer. She is the guardian of the forest and is closely associated with hunting and nature. She is often depicted as a strong and elegant figure, sometimes accompanied by a deer or surrounded by forest animals. Medeina symbolizes the care and protection of nature. She was revered by hunters and those dependent on forest resources. Offerings and rituals were performed to seek her favor and a successful hunt. In Lithuanian mythology, Medeina represents the balance between human activity and nature, emphasizing the importance of respecting nature and maintaining harmony. Ragė, nieks sako, nenori būti raganom, o va jinai sutiko. Genovaitė Pociūtė Katkuvienė. Mama, kasgi daugiau būti raganom? Taigi, Ragė, raganų deivė, yra senovės užminties saugotoja ir magijos atlikėja, gyvenanti mėnulio šviesaus apšviestoje naktyje. Raganos pavadinimas kilęs iš žodžio regėti, žinoti ir galėti. Ji veikia kaip ryšininkė tarp dangaus ir žemės, dievų ir žmonių, valdydama gyvąją gamtą ir visatos procesus, užtikrindama pusiausvyrą ir neleidžiant gamtos elementams peržengti savų ribų. Ragės reguliuoja augalų žydėjimą, grūdų brendimą, medžių lapojimą, dangaus vandenis, o taip pat gali paveikti žmonių gausą, skausmą ir sėkmę, prisimindamos apie gyvenimo pusiausvyrą ir mirtingumą. Su krikščionybės atėjimu imta jas sieti su velniais ir demonais. So Ragė is being, no, I should say, hold on, other around. Genovaitė Pociūtė Katkuvienė, my grandmother, lovely over there, she is depicting Ragė, the goddess of witches. So she is an ancient keeper of wisdom and a performer of magic, dwelling in the moonlight. I'll keep going. The name witch, Ragana, is derived from the word to see, to know, and to be able. She acts as a mediator between heaven and earth, gods and humans, governing living nature and the processes of universe, ensuring balance. Ensuring balance and preventing natural elements from crossing their boundaries. Ragas control the blooming of plants, the ripening of grain, the leafing of trees, the water of the sky, and can also influence human fertility, pain, and fortune, reminding us of life's balance and mortality. With the advent of Christianity, they began to be associated with devils and demons. Judame toliau ir pristatome laumę, dangaus ir žemės deivę, Rasa Mikonytė. Laumė viena seniausių lietuvės dangaus ir žemės deivių. Teigiama, kad laumė buvo Griaustinio žmona, kuri įsimylėjo mėnulį ir už neištikimybę buvo išvyta iš dangaus į žemę. Todėl laumės vaikščiojo tik vakarais, kai šviečia mėnulis. Pasakojama, kad jos dažniausiai pasirodo prie vandens telkinių, šaltinių pamiškėse. Laumės buvo laikomos žmonių moralės saugotojomis. Jos padėdavo tik geriems, teisingiems ir neturtingiems žmonėms ir bausdavo gobšuolius už saiko neturėjimą ir smerkdavo tinginius.
She's our lovely assistant as well of this project. So Lome is the goddess of the sky and earth. She is one of the old deities in Lithuanian mythology, associated with both heavens and the earth. It is said that Lome was once the wife of Thunder, who fell in love with the moon and was cast down to earth as punishment for her infidelity. Consequently, Lomes are said to appear only in the evenings when the moon shines. They are often seen near bodies of water, springs, and forest edges. Lomes were considered guardians of human morality. They helped only the good. They helped only the good, just, and poor people, while punishing the greedy for their excesses and condemning the lazy. Austėja, bitininkystės ir medaus deivė. Ineta Queen. Austėja lietuvių mitologijoje yra bičių ir žydinčios augalijos deivė, globojanti šeimą, ištekančias ir nėščias moteris. Jos vardas siejamas su žodžiais austi ir ausyti, reiškiantis greitą judėjimą ir korių audimą. Bičių organizuotumas ir jų gyvenimo paslaptingumas stebino senovės žmonės, todėl jos buvo laikomis šventomis, dievų darbininkėmis, o medžiai, kur jos gyvendavo, taip pat buvo laikomi šventais. Mirusios bitės buvo laidojamos kaip žmonės, užkasamos į žemę. Ineta Queen, depicted as Austėja, the goddess of beekeeping and honey. In Lithuanian mythology, Austėja in Lithuanian mythology is the goddess of bees and blossoming plants, who also protects families, brides, and pregnant women. Her name is associated with the words oste, which means quick movement and weaving honeycombs. The organization and mysterious life of bees fascinated ancient people, leading them to view bees as sacred, divine workers, and the trees where they nested as holy. Dead bees were buried in the ground like humans, signifying a respectful farewell. Wow. Taigi, nedaug jau liko, judame toliau, pabandysime šiek tiek tempą pagreitinti, kiek įmanoma. Taigi, Brėkšta, sapnų dievybė, Ona Šaplinskienė. Brėkšta sapnų dievybė, valdanti ryto prieblandą ir vakaro sutemas. Ji yra svarbi mitologinė figūra, atsakinga už sapnų siuntimą, per kuriuos žmonės gauna įspėjimus apie būsimus pavojus ir grėsmes. Brėkšta yra ne tik neša svajones, bet ir saugo bei paruošia žmonės ateities iššūkiams. Dažnai vaizduojama tamsiais plaukais ir drabužiais, beveik kaip ir šiandieną, kuriuose vyrauja juoda ir violetinės spalvos, simbolizuojančios nakties tamsą ir paslaptį. Ji dažniausiai dėvi apsiaustą, kuris pabrėžia jos ryšį su tamsiomis vakaro valandomis ir nakties prieblanda. She is depicted as Brėkšta, the deity of dreams, who governs the dawn's twilight and evening darkness. She is an important mythological figure responsible for sending dreams that serve as warnings of future dangers and threats. Brėkšta not only carries dreams, but also protects and prepares people for future challenges. She is often depicted with dark hair and clothing in dominant black and violet colors. Symbolizing the darkness and mystery of the night, she commonly wears a cloak that emphasizes her connection to the dark hours of the evening and the twilight of the night. Thank you, Fiona, thank you. Taigi, judame toliau. Milda, meilės, piršlybų ir giminės tęstinumo deivė. Ligita Kavaliūtė! Oi, tai išdykėlė Ligita. Milda, meilės, piršlybų ir giminės tęstinumo deivė buvo svarbi moteriška dievybė lietuvių mitologijoje. Pirmą kartą jos vardas paminėtas 1315 metais, tačiau nėra tiksliai žinoma, ar ji buvo garbinama senovės lietuvių. Legenda pasakoja, kad Milda buvo graži kunigaikštystė, mėgusi vaikščioti basomis, rinkti gėles ir svajoti apie būsimą vyrą. Milda vaizduojama su gėlių vainiku ant galvos, o jos vežimą traukia balti balandžiai. Ji dažnai lyginama su graikų Afrodite ir romėnų Venera.
Kavaliukė, teisingai? Okay, good. She is depicted as Milda, the goddess of love, matchmaking, and lineage continuity. You are the difficult words. It's not me, all completely follow. Continuity, there we go. Third time's a charm. She was an important female deity in Lithuanian mythology. Her name was first mentioned in 1315, but it is not certain whether she was truly worshipped by ancient Lithuanians. According to legend, Milda was a beautiful princess who loved walking barefoot, picking flowers, and dreaming of her future husband. She is depicted with a wreath of flowers on her head, and her chariot is drawn by white doves. She is often compared to the Greek goddess Aphrodite and the Roman goddess Venus. Liko du dievai, o vienas tai dabar žinokit vis man, tai ateik truputėlį į priekį, pasirodyk. Ateik iš pagalbos čia. Jisai yra Velinas, požemio dievas, Vismantas Volkovas, Vismantas Velinas, Velinas, atsiprašau, Velinas, yra senovės lietuvių dievybė turinti daugialytį vaidmenį mitologijoje. Jis yra kūrėjas, kosminės tvarkos saugotojas, nakties vandenų ir akmenų valdovas, siejamas su vaisingumu, galvėjais turtu. Jis taip pat laikomas mirusių globėjų ir požemio dvasia, saugančia mirusių šalį. Po mirties visų žmonių sielos keliauja į Vėlino valdžią, kuris vykdo teisingumą. Gerųjų sieloms suteikia ramybę, o piktadarių sielas persekioja sąžinės graužatis. Kai kuriuose sakmėse Velinas padeda nuskriaustiesiems ar prižiūri paslėptus lobius. Įsigalėjus krikščionybei, Velinas buvo tapatinamas su šėtonu ir tapo žmonių baimės simboliu. Vismantas Volkas, depicted as Velinas. He is an ancient Lithuanian deity with a multifaceted role in mythology. He is a creator, guardian of cosmic order and ruler of night, waters and stones, and is associated with fertility, cattle, and wealth. He is also regarded as the guardian of the dead and spirit of the underworld, who protects the realm of the deceased. After death, all human souls travel to Velinas' domain, where he administers justice, granting peace to the souls of the righteous and tormenting the souls of the wicked with guilt. In some legends, Velinas aids the oppressed or oversees hidden treasures. With the rise of Christianity, Velinas was equated with Satan and became a symbol of fear among people. Wow. Taigi, judame prie šio projekto paskutinės dievybės. Aišku, lietuvių mitologijoje jų yra kur kas daugiau, bet šiame projekte dabar mes pristatome paskutinę Giltinę. Giltinė mirties ir mirusių dievybė. Dalia Karilaitė! Kasgi kitas ją neįr? Taigi, Giltinė mirties deivė lietuvių mitologijoje simbolizuoja gyvenimo pabaigą. Ji yra deivės Laimos sesuo, kuri priešingai yra siejama su jo pradžia. Pagrindinė Giltinės funkcija buvo stebėti, kada žmogui ateina laikas mirti, o atėjus tam laikui žmogų numarinti. Iš pradžių Giltinė buvo vaizduojama kaip pelėda pranašaujanti mirtį ir nelaimės, o vėliau kaip aukšta, liesa moteris su mėlynu veidu, ilgomis rankomis ir nuodingu liežuviu, kuriuo ji marindavo žmones. Vaizdavimas su dalgiu ir griaučių pavidalu į Lietuvą atėjo per krikščionybę. O taip, va taip dalytė. Dalia Karilaitė is depicting Giltinė. So Giltinė is the goddess of death, symbolizes the end of life in Lithuanian mythology. She is the sister of the goddess Laima, who is associated with the beginning of life. Giltinė's main function was to observe when a person's time to die had come, and when the time arrived, to bring death upon them. Initially, Giltinė was depicted as an owl,
foretelling death of misfortune. But later she was portrayed as a tall, thin woman with a blue face, long arms, and a poisonous tongue with which she killed people. The depiction of her with a side. Thank you. And in skeletal. Are you checking here? And in skeletal form came to Lithuanian through Christianity. And that's it. That's it, guys! That's it! Iš tikrųjų, fantastinis projektas. Ir dabar aš norėčiau paklausti, gal kažkas iš čia esančių norėtų pasidalinti savo patirtim per fotosesiją? Ateik. Nu, dabar tai jau pasakysiu. Nežinau, mano garsiau žinau. Aš labai gerai prisimenu, kai mes su mergina su Gabija važiavom į fotosesiją ir mes ieškojom, į kuriuos krūmus lysti, kur paveiksluotis, kaip apsirengti ir nusirengti. Taip, buvo šitas fantastinis laikas. Lina, kantrybės, aišku, mums turėjo daug, nes mes ten ir dejavom, ir mums šaudė, čia pasav reikėjo. Bet jos Britoj į kada čia buvo, kovo mėnesį? Mane vertė limti į vandenį against my will. Against child abuse. Mes vykdėm visą Please, nobody call Tuzla, please. It's here. Tuzla is here, I'm sorry. Tai manau, tie, kas turbūt namuose paveiklavotės, gal, buvo jau šilta, bet nebuvo tokiais būdingas tokios kelionės, neturės kaip mes. Ačiū, Lina, tikrai faina. Braidė. Ačiū, Raselė. Gal dar kažkas norėtų išdrįsti išeiti ir pasakyti kažkokį tai savo patirtį? Kas dar nori pasiskųsti? Kas nori skųstis? Taigi, skųstis nėra ko. Pasiginti, kad bus pirmas. Iš tikrųjų, patikėja. Labai dėkui Lina už šį projektą, už fotosesiją. Tai irgi taip įdomiai tie keliai susikirto, kad čia atsidūriau. Pas Liną darau aš baldus, dariau tokius užsakymus. Čia reklama. Gerai, Lina sako, reikia man vyro, čia sako taip ir taip, čia nesupaukė. Gerai, ten laukiu ne tą dieną. Lieka nusirengti. Beveik nogai. Nepavydėkit. Aplinkoje visą čia ką tik staliavom, čia nueisiu fotosesiją darom. Tai labai patiko, labai linksmai, taip tokia nuotaika gerai ir idėja labai patiko. Iš tikrųjų, gal aš buvau ta iš pirmųjų. Vienu žodžiu, galiu pasakyti, kad Laima net nesuprato. Aš nesupratau, mane pastatė ir sako fotkinti. Jo, Laima buvo pirmas dievas, kuris buvo nupaveiksluotas. Everyone is complaining about the process. And Get naked, go to the cold waters. Yeah. So Laima was one of the first goddesses to photograph, and she just didn't notice that she was photographed for my project. Yeah, she, you know, it's like I have to It's like a rehearsal. report her to the garden. I was used. Literally. GDPR Lina as well. O, tai tu gali papasakoti. Ai. Papasakok. Tai prie mikrofono. Girdėtum dabar. Yeah, they're just recollecting the hardships, you know, model. Močiutė eina prie mikrofono, sėdi pavargusi, tai nori pasiskųsti, kad pirkom vištos kojų, vėrė man
vėlos ir suvom jai prie apykaklės. Tai čia yra Ten yra tikros vištų kojos. Ar gali pernešti kabukai patys? Šernas, višta koja. ir Ten kažkur pradžioje. Ne, po žemė Čia grynos kojos. And those are Chicken legs that you real can see chicken on feet. her collar. Yeah, it's a real. Yeah, they put it in the fire and they actually made it. She is an excellent jewelry maker. Do you want to make an order? They bottled the chicken feet and then Customer. Raw chicken. Yeah. Dar kas nors gal nori kažkokį žodelį tarti? Kokių paslapčių? Tokių real. Pasakysiu aš vieną žodį, bet labai trumpą. Ateik, Ligita, ateik. Ligita išgėrė, dabar kalbėti gali. She had a drink, she can talk. Fotosesija tikrai nuostabi, ačiū labai už šitą projektą. Mūsų buvo, sakyčiau, fotosesija tokia lengva, su pasitikėsiais, su pajokavimais. Nebuvo, kaip jūs ten labai jau kažkur pelkinsite. Atėjo. Bet vėl. Gerai, sakyk. Tai va, tai noriu padėkoti. Tai, sakyčiau, didžiausias, nežinau, man būtų didžiausias vertimas, kad šiandien aš atėjus, ėjau per visus tos tavo paveikslus, fotografuotus dalykus, nuotraukas. Ir prieinant tą rožinę suknelę moterim, Gintarė, mano, kaip čia, bendra keleivė šiandienos, aš sakau jai, o jinai klausia, o kas čia, sakau, aš nežinau, aš tos nepažįstu. Tikrai nuoširdžiai, sakyčiau, čia geriausias įvertinimas, kadangi menininkas atliko savo darbą, o, kaip čia sakyt, to darbo modelis savęs neatpažino iš gerosios pusės. Tai labai, sakyčiau, vykęs projektas, labai gražus ir kaip sakiau, kad būtų tai pirmas tavo bėgis, o jų būtų dėmė labai daug. Įsibėgėti ir važiuoti toliau. Taigi sakiau, kad Ačiū, projektėlis jau Ligita. yra. Aukos man čia sėdi vaikšto aplinkui. Ačiū. Na, kas dar? Aš sakau, gal dovanėlę, nes bus. Tai gerai, dabar klausykit, mes turime Joną, mes truputėlį Joną keičiam scenarijų, aš labai mėgstu improvizuoti, kas mane žino, aš visą laiką improvizuoju.